šiandien mokslo ir žinių diena, tai pradėsim su mokslo ir žiniom apie Akmenės kraštą. Tai man visada archeologinės ekspedicijos nėra vien tik kasimas ir paskui grįžimas miegot, bet man archeologinės ekspedicijos yra toks ir kultūrinis reiškinys, tad ekspedicijos viduje komandos nariams visada norisi kažkaip pasakoti daugiau, supažindinti su tuo kraštu, lankyti vietas, tai vat mes į vakar pažinom, šiandien pažinsim daugiau to kraštovaizdžio, tų žymių vietų. Ir kai kažkaip užsiminiau šią savaitę su kokį nors pranešimą, tai balsavom už vieną ar už kitą, žodžiu, bet galiausiai nusprendžiau pasinaudoti, nes kiekvienais metais po kiekvienos mūsų ekspedicijos būdavo tokie, kaip ir konferencijos, važiuodavo ir istorikų, ir archeologų, ir vietos kraštotyrininkų, ir mokytojų pristatydavo savo veiklą. Tai pagalvojau, paėmiau 20 metų pranešimo pagrindą, ten bus pradžia apie tai, kas yra padaryta, tai, kas žinoma, kiek mes žvalgėme, tyrinėjome. Ir tada 3 atskiri atvejai apie mūsų tas 3 didžiausias ekspedicijas, tai jau ir nežvalgymo, kasinėjimo. Tikiuosi, kad per tą ateinančią nepilną valandą, kiek čia aš užtruksiu, supažindinsiu, ką mes esame nuveikę, ir tada kaip bus galima įsivaizduoti tą kraštą. Tai va, šių metų mūsų ekspedicija, džiaugiuosi, kad galima taip ir turime ką valgyti ir viską, tai Kultūros paveldo departamentas remia, tai čia ir Akmeniškių paremtas projektas, atrasime Akmenės istoriją kartu, jaunimo vasaros stovykla ir turistinis maršrutas 2023. Ir pati ekspedicija rengiama ir viešosios įstaigos Akmenės istorijos muziejus, ir Lietuvos nacionalinio muziejus, ir tuo pačiu čia ir Klaipėdos universiteto ir Vilniaus universiteto studentų praktikos vieta, ir visų bičiulių susirinkimo vieta. Šiaip šiais metais aš jaučiu, kad didžiausias susidomėjimas, daugiausiai turim žmonių, netgi per mažas plotas, tiek tokiam žmonių skaičiui tyrinėti. O čia yra vienas nuostabus perlas iš mūsų kasinėjimų 2020 metais, Vegeriuose. Čia yra saulėtekis. Mes jau prie perkasas ir saulė kyla, tad šalnos, sniegas, žodžiu, mes viską patyrėm. Ir tai galim truputėlį žengti toliau. Tai čia yra Akmenės dabartinė Akmenės krašto ribos, tai matote, čia ribose su Šiaulių rajonu, su Joniškio rajonu, su Mažeikių rajonu, čia Telšių apačioje. Ir čia yra žinios apie tai, ką mes žinojame apie Akmenės kraštą iki šiol. Tai žali taškeliai sužymėti tai yra akmeninių kirvelių radimvietės. Tai kiek čia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 kirvelių buvo vietų žinoma. Tai žinoma, jokių Akmenės amžiaus paminklų čia nėra tyrinėta ir nors šalia Ventos upės jų tikrai turėjo būti. Tad, matot, vėlgi išsiskiria Ventos upė, ten ta koncentracija yra didesnė. O visi kiti yra tokie pavieniai. Dabar tas 3 taškai bronzos amžiaus dirbinių radimvietės, tai yra Kelias radimvietės, tai yra Karpinai, tai yra dabartinė naujosios Akmenės miesto ištakos, kur karjerai įrengti, kur gamykla statyta. Ir pasienis yra daromas Gembutės kaimas. Ir Piliakalniai oficialiai yra registruoti tik 3, Lokavos 2 ir 1, tai yra 2 Papilės ir 1 Lokavos, tai Lokavos kalną šiandien aplankysime. Štai Papilės Piliakalnio gyvenvietė, netgi ne pats Piliakalnis, o gyventi yra plačiausiai tyrinėtas iš visų šitų. Vien todėl, kad čia yra kapinės, tai 86, 98, 2000-aisiais tyrimai atlikti, dar Dudaris 2019-aisiais atliko, tai čia keramikos Šukių rasta. Nors tų rodinių iš tiesų žvelgiant į tuos plotus ištirtus įtartinai tikrai yra per mažai, bet tai čia tų laikų kasinėjimai. Tai čia yra Papilė. Štai Karolio Dudario kastoje perkasta ir medinės kažkokios sudegusios struktūros, kažkokių ar įtvirtinimų dalys, ar kažko tokio yra atkastos. Lokavos Piliakalnis, kurį šiandien lankysime, tai sakyčiau netgi pagal litologinę prasmę, pagal padavimų skaičių netgi paranoksta Papilės. Remtis Vykintu Vaitkevičiumi, Žemaitijoje, vakarinėje Lietuvos daly, apskritai yra 3., 4., 5. vieta su kitais Piliakalniais užimantis pagal skirtingą padavimų tipų skaičių. Tai yra 1 yra Šatrija, 2 yra Medvėgalis, 3 yra Lokava,
Akmenės krašte, Dovilai dar kartą neprisimenu. 15 skirtingų padavimų tipų yra jau užrašyta apie Lokavą. Tai rodo, kad tikrai turėjo būti ir kažkoks administracinis centras, galbūt religinis centras. Bet tyrimai čia yra labai mažos apimties. Iš tiesų, kuomet prasidėjo 2017 metais pritaikymas turizmui, takelio tiesimas ir buvo ta aikštelė rengiama, prasidėjo viskas be tyrimų, pažeidinti įstatymus, bet vienas iš archeologų, kaip apsilankė, pranešė, tuomet buvo atlikti nedidelės apimties tokie kasinėjimai, tai atrasta ir keramikos šukių, Šiaulių aušros muziejus saugomų yra neišdėti ir segių dalis, kas pasakinė. Papilės kapinynas yra iki šiol buvęs pats garsiausias laidojimo paminklas, tai yra plačiai tyrinėtas 55 metais ir 16 kapų surasta. Va čia kaip atrodė sovietmečių karjerai, tenais kasami buvo, tai yra tas kapinynas, kuris yra miestelio teritorijoje. Tai reiškia, žmonių kiemuose yra kapų, daug suardyta ir privačiose kolekcijose gyvenančių žmonių ne kitoje teritorijoje. Simonas Aleksandravičius 13 metais dar šiek tiek tyrė, bet ten labiau buvo žvalgymai, bet ne dėl paties kapinyno, dėl to, kad kažkas dar vedėsi kanalizaciją miestelio teritorijoje. Ir Justinas Stankevičiūtė 16 metais tai 11 kapuotėse, tai va šitas kapas vienas ankstyviausių yra 7 amžius, tai kurį aš apie ką kalbėsiu rugsėjo 23 apie tą konferenciją, apie tautų kraustymus laikotarpio atspindžius. Akmenės krašte tai šitą pavyzdį matyt naudosiu, nes yra pats ankstyviausias. Na, tai nėra visiškai tautų kraustymas, bet kas iš to didesnių laikų, tai yra 7 amžius siekia. Pats kapinynas iki 13 amžiaus gyvavo. Na tiesa, kas iki šiol akmeniškiams skauda, prisimena senas nuoskaudas nuo 2000-ųjų, kuomet buvo administracinė reforma ir Mažeikių kraštui buvo atrišta rajono tam tikra dalis, tai Pavilvytė kartu atiteko Mažeikių rajonai. Tai čia teisingai ir čia buvo patys plačiausias tyrinėjimai, tai matot 77-79 su pertraukomis iki 84 metų. Tai yra 123 kapai, čia 183 kapai buvo tyrinėjami, bet todėl, kad čia yra Žygirio karjeras. Mes kai lankėmės 14 metais, ta vieta atrodė taip, tai kapinynas. Žinoma, gali būti, kad išlikusių tų radinių kapų ten pavienių dar gali būti, bet tuo metu buvo nurašytas kaip jau ištirtas, naikintas ir visi. Tai čia yra pats Žiemgalių genties pakraštys, jau dabartinis Mažeikių rajonas, tai griautiniai kapai Žiemgalių, bet yra ir deginių kapų, kurie jau skirmi, ir materialinė kultūra skiriasi jau Kuršiams. Tai pats pavyzdys. Iš senkapių čia yra tyrinėti Kyvylių senkapis, tai yra prieš įrengiant patvenkiant. Dabar galvoju, yra upė, jau pamiršau. Tai vadinasi Gaurylinės ir Pamolupio kapelis, tai čia 15 kapų iš Adelės Kolodinskienės, tai yra Mažeikių muziejaus archeologijos tyrinėta. Taip ta vieta atrodo dabar. Tada yra Šapnagių senkapis, jis taip pat yra nesaugomas, nurašytas kaip ištirtas ir sunaikintas, taip pat 53 kapai, 79 metais Lietuvos istorijos instituto archeologo Algirdo Varno tyrinėjimai. Na, tai čia jau yra 16-17 amžius, jau vėlesni. Tada yra Arūno iniciatyva tyrinėjimai atlikti Vegelių seną miestą ir žydų sinagogos vietą, Danielius Brazeikis 17 metais, Simonas Stanys 19-20, kadangi čia paėmėm skaidrės iš ankstesnių metų, tai dar reikia pridėti, kad 22 metais tai Dalios Astrauskienės tyrimai ir dalyvavo ir Jurgis Sadauskas iš Praeities tyrimų instituto, tai irgi seną miesto vietos ieškojo Vegeliuose. Tai čia labai įdomu, buvo ir žydų mokyklos, Beit Mitrašo vieta, ir sinagogos vieta, tai tie tyrimai labai irgi tokie įdomus, tokie labai vėlyvo laikotarpio, 19 amžiaus, 20 amžiaus pradžia. Nes Vegeliai buvęs toks administracinis centras ir labai svarbi vieta, kad dabar šiandien aplankysime ekskursiją, mes galės šiek tiek papasakoti ir pažiūrėsim, kaip tie pesti pamatai atrodo dabar. Tai va čia iš tokių vėlyvųjų jau laikų kasinėjimų. Na ir mes pradėjome kasinėjimus 17 metais ekspedicijas, visa pradžia buvo tokia, kad Arūnas susirūpinęs, kad suginčiuose dirbamuose laukose mėtosi etigaliai, kirviai ir kreipėsi ir Vykintą Vaitkevičių. Vykintas Vaitkevičius Klaipėdos universiteto archeologas man perdavė, nes aš iš to kraštu susijęs dėl to, kad čia daug laiko praleidžiu, čia yra mano uošviai gyvenamoje Akmenėje.
Atvažiavome, tos radijos perėmėm, surengėme ekspediciją ir nuo to viskas ir prasidėjo. Tai 17 metų, birželio 25 diena yra ta diena, kai mes su Arūnu susipažinom, tiksliai datuojama. Ir prasidėjo naujas etapas ir Akmenės krašto tokia pažinimo archeologija. Tai per tuos metus žvalgomieji tyrimai surinkti raudonuose taškuose, iš kur reikia pridėti vėgelį čia, nes čia žemėlapis 20 metų gruodžio pranešimas rengtas, tuomet suginčiuose čia. Tai yra tyrinėjimai kasinėjimai surinkti, mėlyni taškai mūsų yra žvalgytos vietos, man aišku daugiausiai yra šiaurinė pakrantė, šiaurinė pareigys Lietuvos ir Latvijos sienos. Žali taškai užfiksuotos radimvietės, kur nežvalgėme, bet tiesiog aprašėme, užfiksavome. Tai šiek tiek įvyko Akmenė ir pasikeitė tas žemėlapis, nemažai daug naujų radimviečių, daug tų naujų duomenų atsirado. Taigi, užfiksavom, žvalgėm, tyrinėjom 23 vietovės nuo 17 iki 22 metų, tai šitą reikėtų pridėti šių metų dar vieną. Suradome naujų archeologijos paminklų 7, naujų radimviečių, kur negalima sakyti, tai yra kažkoks naujas paminklas, bet yra 1-2 radiniai atskiri, tai yra 9 atskiros vietos. Teisinė apsauga kol kas suteikta 5 ir dar yra ruošiama dokumentacija Kultūros paveldo departamente dar kelioms vietoms. 5. Be to, čia mes to, žinoma, neapsiribojame, dar 18 metais ir Mažeikių rajone, 19 metais ir Šiaulių rajone, tai pavyzdžiui, irgi su Kuršėnų, tais mūsų Šiaulių ieškotojais. Raganių kapinynas, šalia jo patyrinėta vieta ir kaip tik prieš kelis mėnesius ta teritorija saugoma buvo, jinai buvo praplėsta. Tad mes, kaip matote, dar apie virš 10 vietų yra ir Mažeikių ir Šiaulių rajone. Šiek tiek pavyzdžiui. Tai va čia žvelgiam 10 vietovių, naujų archeologijos paminklų 4, užfiksuota naujų radimviečių 3. Ir pats ankstyviausias radinys, užfiksuotas, tai yra bronzos amžiaus kirvis, tai yra ketvirtasis, atrodo, regis ketvirtasis bronzos amžiaus periodas, tai 1150 metai prieš Kristų, prieš mūsų erą, tai bronzinė įtveriamo kirvio dalis suginčiasi visai netoli plentų. Mes šalia tos vietos vis važiuojame į tyrimų vietą. Tai yra vos 6 žinomas bronzos amžiaus dirbinys Akmenės krašte. Ir apskritai tokie radiniai yra didžiulė vertybė. Jie dabar vienas po kitą vis matome atrandami metalo ieškotojų, bet kiek jų yra neoficialiai ir kiek nežinoma, bet manau, tai čia tik tai žinoma gaila, to mes nesužinosim. Kitas iš ankstyvų radinių, kaip matote, tų tokių ankstyvesnių labai trūksta duomenų, jie yra apie Akmens amžių, apie bronzos amžių, bet Mančeliuose 18 metais išfiksavom akinės apyrankės, tai tokia apyrankė, kurie puošta tokiam putėm muštom, tai yra 2 amžius. Tai iš to, tai yra jau romėniškas laikotarpis, arba senasis geležies, kaip anksčiau buvo vadinama, tai yra 2 amžius. Perėmėm prie tų žvalgymų, tai yra 8-11 amžius, kurio kliuose, jau žemiau Papilės, tai Šiaulių rajono pusę važiuojam. Tai čia susipažinome ir su Virmantu, kuris kaip žvejys atėjo. Ir čia susipažinome ir su Kristina, kuri prisijungė prie mūsų tyrimo. Paskui Kristina mūsų yra Papilės gimnazijos istorijos mokytoja, dabar iš Šiauliuose, kur dirbant pirmąją mūsų aplankys. Tai ir ją palinkėme į archeologiją ir paskui tos moksleivius net į Trakų rajoną pas mus. Ne, į Kaišiadorių rajoną yra ekspedicija atsivežusi. Tai irgi toks kaip reiškinys, tos edukacijos, čia labai svarbus yra mūsų ekspedicija. Tai čia užfiksuotas 8 amžiaus kapinynas, visi radiniai išsidėstę šalia dirbamo lauko, tai galima manyti, kad jie tiesiog yra nustumti ariant. Bet kodėl mes čia pradėjome? Čia yra Krioklių rūdynė ir apie šią vietą yra žinomi padavimai apie paskendusią bažnyčią. Tai toks, remiantis tais mitologijos duomenimis tautose, tas dėmesys, taip, yra apie radiniai. Ir tos paskendusios bažnyčios gali būti piliakalniai, gali būti gyvenvietės, gali būti kapinynai. Tai tiesiog taip jos tie pasakojimai transformuojasi. Tai šioje vietoje pavyko remtis tais duomenimis. Aš nematote, žvalgant ir plotus iš Žiemgalių kavos, tas kalavijas Žiemgaliams, Latgaliams būdingams, Pietigalio dalis, Mažasegių dalis, pasaginės segės, lankinės aguonės segės, galvutė, tokios pačios segės, štai čia galvutė mes jos dalį suradome prieš kelias dienas jau mūsų suginčiuose.
Tai va, iš kitų užfiksuotų radimviečių, tai čia irgi jau iš metalo ieškotojų užfiksuotų, tai mes platesnių tyrimų nedarėm, bet tiesiog jau fiksuotas kaip radimvietės, tai yra, kuriuos irgi kryžinis mygtukas 8-11 amžius, šiemetaitis ir kalavijo makštų galo apkalas, eitigalis, na irgi tai yra 8-11, 11-13, na čia irgi maždaug apie 8-9-10 amžių. Dar keletas vietovių irgi iš suginčių, žiūrėkite, čia mums ūkininkas Domas perdavė, jisai buvo radęs ten žemės paviršiuje, ten dirbdamas laukus. Beveik tokia pati segė, kokia mūsų surasta dabar, jie skiria vos keliasdešimt metrų, tai dvi tokios segės, kaip suginčiuose, čia kaip radimvietė. Viršučiuose irgi keletas radinių šalia Latvijos sienos jau labiau rytus. Na, greičiausiai kaimynas, bet tai vos keli radiniai. Ir Gintviliškės irgi perduotas radinys, jo radimvietė užfiksuota. Tai mes pro tą vietą važiavome iš Papilės, kai važiavome į Raudonskardį. Na, iš pradžių keliavome į tą atodangą fosilijų tyrinėti. Tai šalia pravažiavus Papilę kairiai pusėj, už geležinkelį perėjus per geležinkelį, bet ten mes tą radimvietę. Ir čia labai įdomu, yra atsitiktinis radinys, bet yra iš Fiodoro Pokrovskio iš 9 amžiaus pabaigos duomenys, kad darbininkai remdami geležinkelį rasdavo archeologinių dirbinių. Tai dar nebus tos pačios vietos. Tai čia toks labai įdomu, kai naujas radimvietės ir istoriniai tokie duomenys jie susisieja. Ir kas žino, galbūt netgi čia yra apie tą patį Latvijos paminklą, kalbam, man šiuo metu dabar tik tai vienas archeologinis radinys iš čia yra užfiksuotas. Degeliuose, bet mes 18 metais žvalgymą, tai yra irgi užfiksavimų žinomų dirbinių radimvietės, radom keletas naujų, tai čia labai įdomus, na irgi, matote, 12-14 amžiaus pasaginės segės stilizuotais tokiais gyvuliniais galais, kryžinis smeigtukas, truputį kitokio tipo, čia jau vėlyvesnis 12-13 amžiaus yra kabutis kryželis. Na, čia žiemgaliams, latgaliams būdingas, tai yra jau zoomorfiniai tokie kabučiai, tai paukštelis. Būna tokie dragoniukai, tai va čia yra paukštelis, be galo taivus dirbinėlis. Iš vėlyvesnių užfiksuotų, tai yra pačių pirmų metų mūsų ekspedicijas, kuomet mes atvažiavom lapkričio mėnesį, tai irgi Kyvylių senkapis, na jis dabar, man atrodo, vadinasi oficialiai Kyvylių, nes tas Kyvylių pirmasis, tai 75 jis pavadintas labai kvailai, kažkaip ne pagal taip, kaip archeologinė literatūrai, bet pagal vietovardį. Tai čia yra antrasis, irgi va keletas radinių, 16-17 amžius. Būdingi visiškai tam laikotarpiu yra žiedas, tokiam įraižom neiškiom ir saktelė. Iš tų tokių vėlyvesnių, irgi dirbamam lauke, matosi, kaulai mėtosi žmonių, tai Liepaičiuose jis irgi dabar yra saugomas, 16-18 amžiaus žiedų monetų surasta ir pagal tai. Kitas dirbinys jau remiantis ne jau iš vietos kraštotyrininkų, ne iš metalo ieškoti, tai yra mūsų pačių. Aš atkreipiu dėmesį, kad valstybės archeologijos komisijos bylose yra labai įdomus brėžinys. Čia yra, na, sakyčiau, pati žymiausia Akmenės krašto šventvietė, tai yra Kesių alkakalnis ir ten yra akmuo. Ir čia nupiešta brėžinukas yra 35 metai, vietos mokytojų sudarytas, nupieštas ant skardžio kažkokią kalvelę senkipai. Na, mes su Arūnu tuomet sakom, nu, mes einam pasižiūrėsim, kaip ten viskas atrodo, mes turėjom leidimą nesaugomus teritorijomis žvalgyti su metalo ieškikliu. Sakom, čia gali būti mūsų kitų metų ekspedicija. Nuėjom ir suradom. Tiesiog. Tai va, 96 metais archeologas Arūnas Strazas ieškojo, bet visiškai ne čia jis ieškojo, va čia kažkur kasė, bet taigi žemėlapis netgi puikiausiai, bet prie Glonos upės santakas su Vadakstimi pažymėtas ir, na štai, va, radinukai irgi drabužių kabė, monetos įvairios, tokias pačias, matot, saktelės, kitas monetas. Tai va, 16 amžius, 18 amžius pirmą pusę irgi dabar jau turi teisinę apsaugą. Tai va, remiantis archyviniais duomenimis surastas. Na, daugiau apie Akmenės kraštą, tokių vat nežinomų iš tų duomenų, dėja, valstybės archeologijos komisijos byloje nėra. Tai va, čia ta karvelė, kaip gražiai atrodo, čia yra pati lapkričio pabaiga, jau šalnos. Tai labai įdomi tokia vieta, buvom žvalgėme, na čia irgi žvalgėm kaip spėjimą Piliakalnį, paskui pamatėm yra literatūroje ir Latvijoje ir parodoje naudota. Tai vat, čia Vadakstės Latvijos teritorijoje yra kaip seniūnijos bibliotekoje. Tai, na, pažymėta ši kalba, kurią mes žvalgėme kaip Vecais kapų Kalinštra, senųjų kapelių kalnelis. Tai mes žvalgėme, bet dėja, na, toks visiškai sovietinis šiukšlingas sluoksnis,
nieko panašaus, bet jeigu jau kalbama šitai 66 metais, tai greičiausiai tikrai turėjo būti kažkokie senieji kapeliai. Na, dar pirmiesiems metams būdinga tai, kad mes žvalgiam ir tyrinėjom teritorijas pačiose miesteliuose, tai yra nurodys Šaknagiuose, Klykoliuose ir Vegeriuose. Tai Klykoliais mes kaip įsukam nuo pagrindinio plento į Latviją, važiuodami iš Akmenės, tada į kairę mūsų Suginčiai, už Suginčiai Klykoliai, tada Kivylį. Tai Klykoliai miestelis, beje, mūsų prieš pat Klykolius yra prieš bažnyčią, ten tolėliau yra įsityrimo vieta tenais. Tai va, čia žvalgiam du plotus, pirmas plotas, antras plotas, irgi su moksleiviais, ir čia buvo prisijungęs ir tas pats darbuotojas iš Šventos regioninio parko su savanoriu irgi iš Portugalijos. Tai va, suradom radinių ir ką, istoriniai duomenys kalba, kad 16 amžiuje buvo tas senasis miestas. Radiniai mūsų seniausiai buvo 17 amžiaus antros pusės. Bet irgi monetos žiedai, tai va, toks pasipažiūrimas, ką tiesiog dirbami laukai paprastam senam miesteliui kalba. Vegeriuose, va, irgi čia saugomas kapinės, mūsų tyrinėta vieta pernai čia buvo. Čia va, kur žvalgymai buvo su keliose plotuose surasti, net čia ir vadale pernai kasinėjo. Tai irgi čia keletas tų radinių. Irgi istorija duomenys kalba apie 16 amžiaus pabaigą, mūsų archeologiniai radiniai, taip, 16 amžiaus pabaiga irgi yra. Tai va, tie archeologiniai radiniai, nors ir tokie žvalgymai, nedidukai ten pusdienio ar kažkiek, bet jie jau leidžia mums irgi papildyti tą istoriją neprastai. Tai va, čia keletas radinių, va, ir molinė pypkė, tiesiog žemės paviršiuje išarta guli monetos žiedai. Na taip, tai pirmais metais tikrai aš vis grįždavau po ekspediciją su Kiberiu, tiesiog neprasidėjo radinių. Šaknagiuose, kai matėte, irgi istoriniai duomenys kalba apie 1650 metus radiniai jau nuo 16 amžiaus, tai va gali būti netgi senesnis. Tai va iš čia tokių, čia dabar moneta aš nepamenu kokia yra, nusitrinusi, bet va žiedas, kaip Šaknagiuose, tai tenais datuojamas apie 1635 metus kapas, na va ir Segė irgi yra 16, galbūt netgi 15 amžiaus pabaiga. Tokia žiedinė surasta. Iš tokių įdomių mitologijos vietų, tai kelias su kartu Egidijumi ir Jeraminu, kol kas pas mus dar neapsilankė šiais metais. Tai yra vietos kraštotyrininkas, kuris labai daug duomenų surinko apie mitologiją. Tai čia yra, kaip taip pat kalbėjome su Vaidu apie vietą, kur žybčiojo kalnelis, tas ugnelis. Tai čia yra Čiuiniuose, už Krioklių jau irgi žinau pavilės, kitoje lentos pusėje. Tai čia yra toks atragis, na ir apie ją duomenys net tokie tautosakos, kad čia pro čia važiuojant girdėti nekrikštytų vaikų verksmai, čia žybsi ugnelės ir, žodžiu, tos keleivius vis traukia. Tai va, mes irgi užfiksavome šalia, jau to atragį dirbamų laukia, tik tai jau šrapnelės vidiniai jau karo laikotarpio. Na ir Gailaičio akmenys irgi tokie labai įdomus, užfiksuoti yra du atskiri akmenys, tai yra suskaldyti, tai atskiri, paskui nuskeltos dalis, tai yra vadinamas Dapšių akmenį, pats kaimas yra Gailaičiai. Tai Gailaičiai yra ta vieta, kur mes vakar jau važiavome iš direkcijos pastato į mūsų Kamanų rezervato, jau tą pažinti taką. Tai vartas per vidurį buvo Gailaičiai kairiai pusiai. Tai va tą miškė, visai pamiškiai. Ir čia yra tokia pasakojama apie šią vietą, na irgi Egidijaus Jeramino užrašyti iš vietos gyventojų vyresnių. Tai kad čia vaikai rinkdavosi, žaisdavo kunigus, na ir panašiai ir tokie va kažkokie įdomus. Tai va irgi gali būti kažkokios senovės šventvietės atspindžiai, nors iš neaiškia, kuris laikotarpis nei kas. Na ir va trys pagrindiniai tie mūsų tokie tyrinėti paminklai, šiemet jau ketvirtas, jau plačiausi tyrinėjimai, tai yra nuo ko prasidėjo. Čia atvykome matydami tuos setigalius, kirvius, tai yra Suginčiuose, vos kilometras, va čia matosi tas medis, žodžiu, nuo mūsų tas tyrimėras, tai šiek tiek po dešiniau, čia va Vodakstis teka, tai Latvija jau yra, pasienės stotelis, tai labai norėjo Linas pamatyti. Tai atvykom galvodami, kad čia gali būti kažkokia aukojimo vieta, nes kaip čia tiek daug setigalių, tiek kirvių ir visiškai ten tokių varė lygmenį, bet ne, tai yra kapinynas. Ir mes čia surgėm ekspediciją, čia metais rugsėjai, buvo vasara, nors žiūrinti mus netrodo, kad šilta, bet na, sakau, Kazakstane kasinėjant vėjai siaučia, tuo pačiu metu mano bendradarbiavę Gedimino kalno kaitinasi saugutai, tai mes va taip kaitinamės apsirengę šiltai. Tai va irgi atvažiavom pirmą kartą, nežinodami, kas šio
kompleksas nei kas ir pasirodo, kad yra 5-8 amžiaus kapinynas. Mes radome 2 kapus. Tai va, ištyrėme 2 tokius šurfus, bendrai apie 7 kvadratiniai metrai, tik 2 griautiniai kapai. Na ir čia labai įdomu, kad pirmasis kapas irgi, na čia tikrant metališką personalą, buvo surastas vienas radinys šalia kaulo, išsiplėtėm, galiausiai dar išsiplėtėm, praplėtėm ir 2 kapai iš jis atsidengė. Ir, na, tai ką mes visgi atradom? Tai va, pirmajam kape tai buvo vienoje vietoje sudėtas dalgis, įmovinis kirvis, čia va kaulų dalis ir etigalis. Tai etigalis, va čia etigalis. Kaulų beveik nebuvo, vos 5 atskiri tokie stambesni kaulų fragmentai išlikę. Bet šalia antras, tai vat, pagal viską antropologiškai lyties nepavyko nustatyti, nes per mažai kaulų ir būtent tų tinkamų kaulų nebuvo, bet pavyko jau antropologams įsiminti pasakyti, kad yra 25 metų amžiaus. Na, pagal įkapės ir žvelgiant kitą kapą kontekstą, nes visgi tai yra tas pats lygis, tas pats horizontas, visiškai yra šalia, na, reikia manyti, kad jie yra bent jau vienalaikiai. Jos neskiria ten vienas amžius. Tai turėtų būti 6 amžius, na ir pagal įkapės taip standartiškai turėtų būti vyras. Žinoma, pasitaiko visada ir amazonių, viską, bet taip stereotipiškai tai turėtų būti vyras. Ir antras kapas labai įdomus pasirodė, na štai šioje vietoje krūtinės iki lankinė žieduotojai segė. Tai va čia labai geras indikatorius datavimui. Matote, krūtinės iki 2 žiedai skirtingi. Vienas toks kaip įvyjinis, kitas įvyjinis, bet toks ištisos kartos padarytas. Čia saktelė prie dešinės rankos sulenktos, čia peiliukas. Na ir jau konservavus tos nacionalinio muziejaus restauratoriams, na bingo, turėjom varalitinę segę, pasirodo, va štai šitos tie žiedeliai užmauti tokios kaip tutelės yra sidabriniai. Tai jau yra, žodžiu, jau yra sidabrai, bet kažką apie ir aukštesnį socialinį sluoksnį. Ir antropologiniai tyrimų duomenys ką sako, antrą kapą irgi lytis neaišku, amžius virš 50 metų. Pagal įkapės yra 6 amžius, tai tuo remtis datuojame ir tą pirmą kapą 6 amžių, įkapės visiškai atitinka ir pagal įkapės turėtų būti moteris. Bet nustatyta moteriai šiai patologijos, tai yra ilgųjų kaulų osteoartritas, žodžiu, jau pradėjęs jau kaulai jau nykti, pažengusi 5-7 kaklo ir 4-5 juosmens ląstelio osteochondrozė ir osteofitozė. Žodžiu, matote, jau tie kaulai, slanksteliai, jie jau tokie sąkabos auga. Ir tai reiškia, kad jinai bent jau paskutinius savo gyvenimo metus turėjo jausti labai siaubingus nugaros skausmus. Tai va, ką pasakom, nedėlį tokie tyrimai, bet apie to meto ir sveikatą ir apie tą žmogų, kurį pavyko aptikti. Na ir šiaip suginčiai tie kasinėjimai, nuo kurio yra mano labai mėgstama istorija, nors turėjome ir kultūros paveldo departamento leidimą, turėjome sutikimą rašytinį ir ūkininko, kuriam žemė priklauso, tačiau preparuojant keliese reikia tą kapą ir atvažiuoja traktorius. Ir aš tuomet išbėgu iš perkasos, stokit! Išlipo traktoristas, sakau, čia žiūrėkit, žmonių kaulai, mes čia tyrinėjom, taip kaulai, bet man irgi art reikia. Ir žodžiu, tas kelias dienas buvo toksai tąsymasis ir iš Šiaulių tada kultūros paveldo skyriui pranešėm, buvo kuriam laikui sustabdyta, bet dabar tai yra saugoma teritorija, nors ir ūkininkas vis daugiau arė ir pernai buvo nubaustas už tai. Tai va, atlikome archeologinius žvalgymus, plačiausiai žvalgyta teritorija yra ta baltas punktyras, štai ir čia buvo radinių, tie šurfai mėlyni iškasti čia. Ir nei čia, ir žodžiu, ta raudona teritorija dabar yra saugoma. Ir matome, čia yra Ladakstis, visiškai mes šalia Latvijos sienos. Tai kas mūsų ekspedicijam patinka, mes visi renkamės pasienį, kad būtų įdomiau. Žinoma, juokauju. Na ir iš kitų įdomių tų radinių, tai begalės įmovinių kirvių, tai čia ką mes prieš tyrimus jau gavome, ir kapliai, tai va žiemgalių moteriškos įkapės, darbo įrankiai būdingi, ypač žiemgaliams, etigaliai, smeigtukai, apyrankė platėja, storagalė apyrankė, tai yra žinai 5-6, mažiau 7 amžius. Ir bendrai pagal tos radinius tai 5-8 amžius. Tai mes čia praleidė 6 darbo dienas, bet naujas paminklas, nuo to ir prasidėjo mūsų tolesnė ta istorija. 18 metais daug dėmesio skiriam žvalgymais, 19 metais mažiau, 20 metais turėjom vilčių tyrinėti Kamanų rezervate, bet tuomet negavome leidimo iš valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, tikimės, kad darbas pajudės.
Na ir rudenį taip atsilaisvino tas laikas, aš sakau, bet kažkaip buvom suplanavę, dabar nebeliko ekspedicijos, kažkokia tuštuma gyvenime, reikia kažką daryti, tai reikia, yra viena vieta, kur metalo ieškotojas atidavė radinius, jie pateko ir perdavėm, jau pats nesutiko, tai mes patys perdavėm kultūros paveldo departamentą, dabar einam vietas nacionalinio muziejaus saugomi ir pagal tą nurodymą pasakojimą tikime tą tikslę vietą. Tai Vėgelių kapinės irgi šalia Latvijos sienos ir 20 metų rugsėjo 24 pradėjo tyrimus, tyrėm 3 perkas, taip kaip dabar, taip kaip pernai, bet jos pasirodė visiškai kitoks kontekstas. Ir baigiant tyrimus lapkričio 20 dieną su sniegu ir lietum, vėjais didžiuliais, bet buvo įsimintinas tas visas laikas. Tai irgi beje tas laikotarpis yra COVID laikotarpis, tai mes kaip ir į Latviją žengdam, toks pajuokavimas. Tai pabaigėm vaikų tyrimus, nes nuo vidurio gruodžio 5 buvo konferencija ir jau aš atvažiavęs į Akmenę kaip konferenciją, bet jau teko išruošti namų jungtis nuotolinę ir gruodžio visai tas sienas užsidarė kaip savivaldybių. Tai čia iš šitas 36 km plotas, tai 3 perkasas po 10 km ir išpėvos dėl kapų. Čia suradom 7 kapus. Šių 6 griaudiniai kapai vienoj paskutiniai perkasai, dėl ko mes taip ilgai ir užtrukome. Žinoma, tai nereiškia, kad mes tyrinėjom 2 mėnesius ištisai, mes atvažiuodam, išvažiuodam, tai 16 darbo dienų gavosi. Na ir įkvėpės kalba apie 5-17 amžių, aš tai matom, pradėjom šiltai vasarą čia Faustas, čia spalio mėnesį jau vėsiau, na ir pasiperėm jau, baigiam su +4. Tai irgi didžiulis dėmesys buvo ir moksleiviam, kurie prisijungs ir pirmadienį, toks taip atvirų turdymas, bet tik tiek tas skirtumas, kad buvo mažiau žmonių, čia man daug, bet buvo užimtumas gal didesnis tiem moksleiviam, dabar gal labiau teks žiūrėti, klausytis. Begalė žiniasklaidos dėmesio tais metais sulaukėm, ir TV3 vakaro žinios rodė, ir TV3 šiaip žinios, ir LRT rodė, ir Šiaulių televizija, ir Akmenės vienybė laikraštis, ir Šiaulių kraštas, žodžiu, labai daug sulaukėm, čia filmuojamas reportažas TV3 žinioms. Čia yra rugsėjo pabaiga, tai vasariškai, vaikų buvo, irgi buvo vasarą užtaikėm. Na ir šiuose tyrimuose štai tas 3 perkasas, štai Latvijos Respublika, kaip taip, raudoni taškai išvaldytos vietos, geltoni taškai tai yra perkasas ištirtas. Na ir čia toks labai įdomus, dabar matom, čia antroji, pirmoji perkasai nebuvo kapų, pavieniai poliukai ir radiniai, antroji perkasai atsidengia štai toks labai įdomus kapo duobė ir akmenų toks sukrautas puslankis. Na tai nėra kaip pilkapis, bet labai įdomu, kodėl tie akmenys taip buvo sukrauti. Na ir po tais akmenimis pasirodė 3 radiniai. Matėte, va štai šitoje vietoje 3 radiniai. Ir ietigalis, yla ir peiliukas, bet kaulo nei viena. Ir be to dar kapo duobėje rasta, štai kaip išėmus akmenys, užfiksavus, radiniai apnykę pakankamai, 3 lipdytos keramikos šukas, tai jau rodo, kad tai yra jau geležies amžius. Pagal jau visiškai tas, sunku apibrėžti pagal tos ramės laikotarpį, bet pagal bendrą kontekstą tai turės būti apie 5-7 amžius. Ir kodėl nėra visiškai tų kaulų? Tokiu atveju Lietuvos archeologija ir kitų kraštų archeologija yra pilna. Tai nebus tas atvejis, kai žuvęs kažkur karys ar nebuvęs, bet jam įrengtas kapas visiškai jo neapvalęs kaip simbolinis. Vieną iš interpretacijų mes negalime žinoti 100%, bet laikomės tokias interpretacijas. Likę 6 kapai pasaulyje yra vėlyvi, ta pati kalvelė naudota laidojimui ir 5-7 amžiuose ir 16-17. Tai įrengti kapai keliais sluoksniais, čia yra žemiau, čia aukščiau. Ir vienintelis tik tai kapas laikastas į įžemį, tas įžemis labai giliai yra metrų gilyje. Ir čia trečioji paskutinė perkasa ir po tais kapais yra ištisinis gaisras sluoksnis. Tai reiškia jau ankstesniais kažkada laikais buvęs natūralus gaisras, bet čia su kapais nesusiję. Tai matote, kapų išlikimas labai prastas, jeigu suginčiuose aukščiausi kapai Kauparą pasirodė 30 cm gilyje, tai čia pirmieji kapai irgi panašiai buvo, čia jau šiek tiek giliau. Bet labai trupantis kaulai, drėgna buvo šlapia, bet paskui išsidžiavinus kaulus visgi šiek tiek geriau pasirodė. Tai irgi vyrai, moteris, bet jau 16-17 amžius buvo sugrįžta.
Tai va, čia apie tuos žvalgymus, kurių Mokslinės archeologijos komisija dabar nelabai nori leisti, bet mes čia dar daug žvalgėme, teko dėl to labai ilgai paskui kovoti. Tai tie žvalgymai, vis tiek yra radinių surinkimas ir užfiksavimas, jie jau leidžia daryti tam tikras išvadas. Tai žiūrėkit, 5-7 amžiaus radiniai raudona spalva. Matot, jau išsiskiria labiau šiaurinė dalis, vėlyvesni jau kalvelės viršų ir pietiniai papėdai yra jau mėlyna, tai yra 15-17 amžius. Ir pavieniai radiniai, taip pat buvo ir 10-12 geltonas spalva keli radiniai, 1-2 amžius yra žalia spalva, tai čia pavieniai, ir 13-14 čia yra violetinė, čia yra violetinė. Tai vat, tų pavienių radinių kažkodėl atsiranda. Tai iš kitų laikotarpių, nors matosi tiek dviem skirtingais. Čia yra keletas pavyzdžių, vėl starodalė apyrankė viršuje kairė, 5-6 amžius. Čia labai graži tokia žiedinė segė 15-16 amžius. Kai kurie radiniai, nors kalai paraštai išlikę, bet organiniai kiti labai puikiai išlikę. Pavyzdžiui, yra adatinė su išlikusia medvilne. Dabar nepamenu, čia atrodo medvilne. Tada čia yra dirželio dalis su spurgeliais tokiais, o čia dar yra dirželio dalis. Čia, pavyzdžiui, labai įdomus radinys, ištyrė plaukai. Atkirti plaukai. Ne, žmogaus plaukai, jokių parazitų neužfiksuota, bet užsikonservavę. Tai va, turime ir plaukų rastą mūsų protėvių. Bet iš tų... Čia yra 16-17 amžius. Tai va. Bet patys reikšmingiausi, kurie keičia viso regiono tokį suvokimą, mūsų yra keli radiniai. Tai yra 5 amžiaus pabaiga, 6 amžiaus 1 ketvirtis. Tai yra, pati segė yra čia yra tiesiog rakursai. Tai yra lankinė gyvulinė segė aguoniais galais, labai masyvi ir čia nuotrauka yra Evaldo Babensko, čia buvo Raudonės Plienės Klaipėdos universiteto projektas, kurio aš tuo metu irgi buvau dalis. Tai buvo atliekama kelių tūkstančių Lietuvos archeologinių radinių, 1000 ir jau 2000 pradžios metalos atminties tyrimai. Tai yra XRF-as, tai yra rentgenofluorescencijos metodas, tai yra nesigręžiant gilyn, bet paviršiaus tyrimai metalo sudėties. Tai ką jie parodė? Jie parodė varį, cinką, alavą labai didžiulę, tai aišku, čia tasai alavavimas buvęs, bet auksas nustatytas jau atlikus mikrocheminę analizę. Tai, žodžiu, segė buvo vario lydinio, alavuota ir sidabruota. Ir 5 amžiaus pabaiga, 6 amžiaus 1 ketvirtis, tai yra 400 kažkelintieji, 500 kažkelintieji metai. Ir iki šiol Lietuvoje buvo žinomas kelios segės. Yra 1 ir 6 buvo iš Vidgirio, tai yra iš Pagėgių savivaldybės. 2 iš garsaus paminklo kaip Linkaigalio, iš Kėdainių rajono, 3 iš Lazdininkų kalnalo, 3, 4, 5. Tai realiai tai yra 6 Lietuvoje tokia segė, bet kai matome 3 segių, čia mes iš tos pačios fragmentai yra vos tik tai 3 yra pilna tokia. Bet čia dar ne viskas. Antras radinys irgi yra 2 amžiaus pabaiga, 6 amžiaus pradžia. Irgi štai metalos atminties tyrimai. Vario 13%, sidabro 20%, aukso, čia danga, mes kalbam apie dangą, čia aš parinkau vieną iš tų ėminių, mėginių, aukso beveik 50%. Tai irgi vario lydinio segė, čia jos dalis, aš parodysiu, kaip jos atrodo, jos galėjo įvairiai atrodyti. Ir tai jinai buvo, tai buvo paauksuotas, pasidabruota ir paauksuota, tas geltonumas, aišku, čia yra toks apšvietimas, mikroskopis truputį suintensyvina tą geltoną spalvą. Bet kas tai yra svarbu? Tai yra segės vadinamas, čia yra kaip ir kojelė, nulūžė, čia liemenėlis, likusi dalis nulūžė, bet štai kaip jos atrodo Europoje. Jos Dunojaus vidurupį, iki Alpių paplitusios, vidurio Europai, šiek tiek pasitaiko Skandinavijai. Ir matot skirtingai, ir žodžiu, 5 amžiaus pabaigoje, 6 amžiaus pradžioje, kuomet buvo šitie tautų kraustimosi laikotarpis, kuomet gentis virsmas, Romos imperija žlugo, visas tas perversmas Europoje, čia, žodžiu, imitavimas, perdarimas ir kitai, bet viena iš tokių segių vadinama Olštino grupės, tai jos analogija žinomas Olštino teritorija, tai yra dabartinė Šiaurės rytų Lenkija ir Lietuvoje tokia segė yra vos pati pirmoji.
Tai va štai Akmenė, kur tuščias kraštas buvęs, bet štai atsiranda tokie pauksuoti, sidabruoti radiniai, kurie yra vienetiniai arba vos pirmieji Lietuvoje. Trečias radinys yra 7 amžiaus pradžia, tai yra vokiškai toks tipas vadinamas Gleichernigel-Bügelfibel. Tai yra simetrinė segė, tai jos metalos ties tyrimai atlikti, tai, tarkim, matote, iš kurių taškų. Tai varis, visiškas varis, cinkas, labai netgi šiek tiek žalvarė, tai jis nebuvo nei sidabruotas, nei pauksuotas. Ir iki šiol Lietuvoje Latvija buvo žinomos vos tik tai 5. Tai Rengėjai Joniškio rajonas, pirmas numeris, aš dar netgi ornamentuota, antras, 5 Barbai Šiltas rajonas, štai šita ir čia jau iš archyvinių duomenų, trečias iš Plavnė kalnas, jau kiekama, žodžiu, tai yra netoli Rygos ir Jurgaičių Šiltas rajonas. Tai irgi vienetinės tokias segės, kurios buvo surastos čia, Vegeris ir 3 vienoje vietoje. Ir ką tai leidžia sakyti, apie ką leidžia sakyti, jau turėsim po to, kad yra dar vienas radinys atkreipęs dėmesį, tai yra paprasta tokia plokštelė, kaip ir nulūžė, matot, irgi čia tyrimai buvo atlikti, irgi varis, cinkas, tai sidabro labai nedidelė, tai čia negalima kalbėti, žinoma, jie jokių būdų apie sidabravimą, tai yra grynai tokia žalvarinė plokštelė, čia buvo rasta gerimo rago apkalų 5-6 amžius, beje, toks savo apkalas, matot, smaigalio apkalas buvo surastas ir metalo ieškotojo pačia suginčiuose. Tai yra 5-6 amžius. Ir, plokštelė kaip plokštelė, bet tada žiūrėkime į patį kontekstą 5-6 amžiaus ir kur tokias plokštelės jos galėjo puošti. O tai žiūrime, garsusis Lietuvoje Taurapilio vadinamas Kunigaikščio kapas, 5 amžius, ankstyviausias toks Lietuvoje kapas iš tautų kraustymosi laikotarpio labai turtingas, kalavijas, sidabruoti, visokie apkalai prie kalavijos saktis, sidabruoti, pauksuoti, va čia kokias makštis įspūdingos. Matot, ornamentas yra diržo saktelės apkalas, gerimojo rago apkalai iš to paties Taurapilio. Taurapilis tai yra, dabar jau nustatyta, kad greičiausiai bus ne vietinis, bet tautų kraustymosi laikotarpio atvykęs čia, žodžiu, su ta visa klajojančių vyrų grupė čia užsilikęs. Sudovas Pilirmas, Pilkapinas irgi 5 amžiaus pabaiga 6 amžiaus pradžia, irgi saktis diržo pauksuota, irgi tas pats ornamentas. Tai va tas mus labai dėmesį atkreipia ir klausimas, kaip aš atsidūrė. Žinoma, tada žvelgiame į kontekstą, tai yra Vadaksties upė. Vadaksties upė teka ir įsilieja į Ventą, Venta teka įsilieja į Baltijos jūrą. Tai žodžiu, Ventspilyje pačiam, tai labai plati. Tai va tas tiesiog nesusisiekimas su Baltijos jūra ir matyt bus, kad čia gyvena ir čia buvo palaikyta bendruomenė, kuri kažkokiu būdu tarpininkavo prekyboje, mainuose ir mes dėl to šalia, tai čia yra Vegeliai, už kelių kilometrų, už 5 kilometrų suginčiai, kur yra pasidabruota segė. Tai va kažkas tuo metu visgi tose bendruomenėse buvo įdomus procesai, virsmai, ir jos sugebėjo kažkokiu būdu, tam tikrą prasme, užsidirbti iš tos tarpininkavimo ir mainų. Ir trečias paminklas, va čia ypač galbūt truputiems, kas pernai dalyvavo, čia Aušra, Rūta ir viskas, ir mes. Tai čia Vegelio kapinės yra saugomas, jis žinomas nuo 9 amžiaus, bet netgi prieš kelius metus 20 metais buvo traukiamas į išaiškinimus archeologijos paminklus. Nes kažkoks tie duomenys tokie labai nekonkretus ir man pačiam kėlė labai įtarimų apie tą vietą, bet kadangi jis niekam nekėlė problemas, atskiras sklypas, taip ir liko nefinansuoti tie tyrimai. Ir va čia buvom užfiksavę štai Kalvelį 18 metais kelis radijus, kaip Vegelio antkapių. Taigi praėjusių metų tikslas buvo pasižiūrėti. Čia su klaustuku kapinynas, galbūt jam turėjo kažkokios įtakos tie duomenys, kad čia yra išlikę kapų ir senųjų kapelių, ir kryžiai stovi, ir čia mūsų duomenys. Tai kas štai šioje teritorijoje dedasi? Ar tai yra vienas paminklas, o galbūt šitie radiniai, kur čia kalbama apie tą vietą kalbėjo, žodžiu, tai buvo toks labai detektyvas. Pernai surengėme ekspediciją nuo birželio 6 iki 15, su teritorija Vegelio kapinė 2. Turėjo būti gegužės pabaigoje, aš susirgau, teko didėti ekspediciją, kai atvažiavom čia jau žaliavo kviečiai, tai aišku jau jokių paieškų žvalgymų nebegalėjo būti, tai mums tiesiog jau žemės ūkio bendrovės pirmininkė leido atskirose 3 vietose ištirti perkas. Tai labai įdomus toks paruošimas perkasam, tai buvo išsirauti kviečius ir pasiruošti perkasams vietą. Tai taip atrodė tie tyrinėjimai, žalia, gražu labai, tai Aleksandras.
Vaidas, tas pats buvo irgi atvažiavęs Petras, Aušra, Arūnas. Ir parinkom tas vietas perkasant, tai kalvelė, žinoma, ne tokia didžiulė teritorija kaip čia, yra viskas konkrečiau ir jau tai vizualiai, kur galėtų tie kapai. Ir pataikėm. Tai va mūsų grupė, matau, kur kas mažesnė, iškita žmonės šiek tiek keitėsi. Ir pirmą perkasą pataikėm. Vat irgi moksleiviai Kristina Prietužės pirmadienį dėmesį skiriam, ir buvo sukurtas Šiaulių televizijos reportažas, tai irgi Facebook'e pasiekiamas mūsų Arūno ir mano pasakojimas apie šį vietą, apie tą visą sumanymą ir projektą. Nes čia buvo kartu toks projektas su ukrainiečiais, archeologija ir žemės menas, tai ukrainiečiai ir lietuviai menininkai šalia mūsų dirbo taip pat metu. Tai va, 3 perkasas iškastos, arčiau iš tos pusės, čia yra kalvelė, tai čia yra tokia dauba, tai mes to kryptingai rinkomės kalvelę. Ir tie rezultatai, va, tai taip atrodo nupūtas laukas, čia mūsų sužaliavęs laukas, 21 metais taip atrodė. Be galo kankina pernai lietus, teko preparuoti kaulus, užsidengus su palapinė, tų kaulų bėga, žliaugia, net nesugebėjau apsirašyti kapų toje vietoje, jau teko iš nuotraukų, kaip viskas buvo šlapia. Ir, dar įdomu tai, kad saugomų teritorijai, čia papažinėtų Iksiuku, tai čia surasta ir Storagalė, Storagalė kario apyrankė, 10-11 amžiaus Žemgaliam būdinga netgi kario vadinama, nes dėl masyvumo, jie nebenusimsi apyrankė. Ir pačia perkasai suratome 2 kapus, kitose perkasuose kapų nebuvo, buvo tik pavieniai kauliukai ir pavieniai radiniai. Tai va, kaip kapai atrodo, dėja kuklė yra dar prastesnė nei prieš tai aptiktų, tai 300 kvadratinių plotas, tai vėl 3 perkasas, plius 5 kvadratinių. Štai va šitai išpjovai dėl kapų paties užfiksuoti, nes nepateko į perkasą. Va, 2 greutiniai 8 amžiaus pabaigos 9 amžiaus kapai, 67 patėj yra, 12 keramikos šukių, molio tinko gabalėlis. Va, tai pirmasis kapas vėl, man labai mažai tų kaulų išlikę, bet Kristinai Pasakaitei Vilniaus universiteto antropologijos pavyko nustatyti, kad greičiausiai tai yra vyras ir vyresnis 20 metų amžiaus. Taip pat iš viršaus, radinukai galima rago apkalą štai šioje vietoje, grandinėlė, įvijėlė skirtingose vietose, o keramikos šukė dar padavės užpildė, žodžiu labai mažai. Ir antram kape buvo 10-15 metų amžiaus jaunuolis palaidotas. Tai va, veikla iš šono, va, fragmentai, išfotografuoti fragmentai, irgi labai prastas išlikimas to kapo. Tai va, čia šita dalis, čia šita dalis, čia šita dalis. Ir va, radinukai labai smulkus, visi labai fragmentiški. Apyrankių dalis, gali būti kelių skirtingų, ne visas lygiuojasi, gerimo ragas, sutrupėjęs visiškai. Tai yra, kad jau gerimo rago irgi leistum, kad tas jaunuolis galėjo būti kaip berniukas. Adatas, smaigtuko adata, čia apyrankių fragmentai, grandelė, grandinėlių, vėl įvijos įvairios papuošimai, peiliukas su medinė rankenos likučiais lipdyto puodo šukė. Va, tai nusintėm mėginti datavimai, nes pagal tas įkapės, nėra kaip susirinktos datos, tai yra 8-13 amžius, tą, ką mes iš tų radinių pavyzdį matėm, tai nusintėm datą, štai taip atrodo ta Vilniaus fizinio ir technologijos mokslo centre ir didžiausia tikimybė, žiūrėti į didžiausią, tai 25% ir 87% tikimybė, kad tai yra dar 771 ir 890 metų, tai toks tikimybės intervalas. Tai va, 8 amžiaus pabaiga, 9 amžiaus kapas ir iš to mūsų laikotarpio pagal radijos, tai prieš 8-13 gaunasi ta ankstyvoji dalis, tai labai tas įdomus svarbu. Bet čia, kas buvo rasta iš ankstesnių radinių, mes irgi tikrinam, kad ten galėjo būti rasta radinių, neva 3 antkaklės buvo rastos vienoje vietoje. Tik tai kelis radinius rodysiu, jos buvo sudėtos į vieną vietą, tai čia užkestais galais, ir su kabliuku. Štai šita pati įdomiausia, tokia skardinė, labai plačiu lankeliu. Ir jos yra būdingos visiškai latgaliams, tai yra vėlyvas 12-13 amžiaus antkaklės. Bet žvalgom ir tokių radinių visiškai nebėra, visiškai mažiukai. Tai vėl ta situacija, kad turbūt, iš dalies kontekstas atitinka iš tų ieškotų radinių ir dalis iš dalies ne. Ir kitas komplektas dabar netgi yra parodoje, Nacionaliniam muziejuje, štai šitas naudojamas.
radinys, tai yra 14 amžiaus pabaigos, 15 amžiaus pradžios, irgi neva buvo rastas kartu su galastuvu, tai yra rondelio tipo durklas, tai yra visiškai vakarų Europoje tam laikotarpiu viduramžiams, jau tokiems brandiems viduramžiams būdingas ginklas. Lietuvoje nelabai tokių žinoma, Latvijoje vos keli. Tai va, čia Pauliaus Gugio konsultacija, tai va, ką leidžiame pasakyti. Na, ir šiais metais spėjamas Vyčių kapinynas 2, čia vaizdas jau nuo mūsų gegužės 5 dieną fotografuotas nuo mūsų stovyklavimas, kur mes valgome ir buvo sumanymas toksai, išvaldyti tą sklypą, kurį turim leidimą iš ūkininkių iš dviejų moterų, kurios valdo sklypą ir ūkininko domo, kuris jį nuomoja, tai va 3 perkasos, tai va maždaug vieną va čia ištyrėme, antra kažkur va čia bus ir trečia perkasa, matyt, perėsim truputį tą pusę, pirmadį pradėsim. Na ir aišku, tie žvalgymai aprėpė ne tą preliminarų, bet mes visiškai taip į galą tų radinukų pakankamai yra mažai. Tai va tokia ta mūsų tų kelių 5-6 metų patirtis, kelias vietas šiandien aplankysime, bet va, tą kontekstą pažinti kokias. Kiek mes nedaug žinojom prieš tai, dabar mūsų vaizdas labai prasiplėtė, matom, kad tų archeologijos paminklų čia yra labai daug. Ir žinoma, patys įdomiausiai yra tie užkurausi mūsų laikotarpio 5-6 amžiaus radiniai, kurie, na, tokių interpretacijų lauke yra labai įdomi. Čia beje yra va, ta sedė žaliai pažymėta, kur Doma mums paperka šalia kanaliuko. Ir geltonas taškas yra 3 amžiaus vidurinė segė, tai patenka mūsų tą plotą. Žodžiu, tai yra ir netgi ankstesnių laikų radinių. Dėkoju Jums dėmesį ir keliausim toliau tyrinėti.